Dažnai su žmonėmis kalbam apie tai, ar nuo Dievo yra lygos, ar Dievas gydo žmogų. Ir žmonėm atrodo, kad Dievas siunčia ligas. Noriu pasakyti, kad tai yra visiška netiesa. Dievas nesiunčia ligų, Dievas yra mūsų gydytojas ir Dievo vienas iš vardų yra Rafa. Bet kaip svarbu žmogui šiandien tau suprasti ir žinoti, kad Dievas sako savo žodžiuose, Biblijoje paliktą pažadą, kur yra 7000 pažadų, vienas iš jų, kad viešpats Jėzus atėjo į žemę tam, kad šiandien tu būtum sveikas. Nes Dievas sako, kad jis išgydė visas tavo ligas ir paėmė visas tavo negalės. Kad Jėzaus žaizdomis šiandien esi išgydytas. Bet yra mano žmogaus dalis, kad aš turiu patikėti, tai reiškia tuo tikėti, kad Dievas sako. Bei tai reiškia atnaujinti mintis savo Dievo žodžiu. Be abejo, kad aš turiu prižiūrėti savo kūną, žiūrėti, ką aš valgau, fizinį aktyvumą, nuolat stiprinti savo kūną. Taip, nes suvokiu, kad mano kūnas yra šventikla, kuriame gyvena pats viešpaties dalis. Tai todėl negalvoti, kad Dievas siunčia ligas, nes jis tikrai ligų nesiunčia. Dievas išgydė visas mūsų ligas. Ir 103 psalmė sako 3 eilutė, kad viešpats gydo visas tavo ligas. Galit patys skaityti, atsiverti. Kad viešpats gydo esamojų laikų rašo, visas tavo ligas. Tik kaip svarbu suprasti, ar tu šiandien tuo tiki, tuo esi persipinęs, kaip čia pasakyti, absoliučiai tuo gyveni. Tai reiškia, jeigu tau kažką skauda, ar tau yra diagnozuota gydytojų, kad ne tai būtų paskutinė nuostata ar informacija, bet paskutinė informacija, kad būtų tau, ką gydytojai be pasakė, kaip besijaustų šią akimirką tavo kūnas, kad paskutinė žinutė yra, kad viešpats gydo dabar visas mano ligas. Ir dar viešpats, kad sako, kad jis sotina tavo gyvenimą gerybėmis, kad būtum jaunas ir stiprus kaip erelis. Viešpats nori, kad tu būtum jaunas ir stiprus kaip erelis. Jis tave prisotina visomis savo gerybėmis. Bet žmogus pasirenka, gerbėmieji, nuolat ir pastoviai, kol gyvensite žemėje, jūs renkatės, aš renkuosiu, ką mąstyti, ką valgyti. Ar man sėdėti ant sofos, ar man nuolat ir pastoviai sportuoti. Tai yra būtent tai, ko reikia, kad gyventi žemėje ilgą ir laimingą gyvenimą. Bet Dievas, aukščiausiasis viešpats, jis nesiunčia ligų, jis nori ir padarė jau viską. Nes greitai Velykos ir visi švenčia Velykas. Kristus prisikėlė. Žmonės, mąstykite, ką jums šiandien reiškia, kad Kristus prisikėlė. Jis prisikėlė tam, kad šiandien tu turėtum sveikatos, jėgų, ramybę širdį. Lauktum gerą, užtikrintai žinotum, kad Dievas yra geras ir jis tau padeda.